Sveiki, aš esu Lukas ir šiandien mėginsiu jums išaiškinti, kaip išmokti galinį horizontą ant vienos rankos, kuris atrodytų štai taip. Galinis horizontas ant vienos rankos yra technikos bei jėgos pratimas, kuriam norint pradėti mokytis reikia laikyti galinį horizontą ant dviejų rankų 15 sekundžių bei mokėti niveladą. Šioje video pamokoje mes išaiškinsim 3 dalykus, kaip pakelt galinį horizontą iki 15 sekundžių, kaip išmokti niveladą, bei pačio galinio horizonto atlikimo ant vienos rankos techniką. Dabar pakalbėsim apie galinį horizontą, kaip jį pakelt iki 15 sekundžių. Taigi, bus vienas setas, kurį jums reiks atlikti 3 kartus. Tad pirmas pratimas būtų vienos kojos galinis horizontas. Ir keičiat kojas. Taip kokiu 10 kartų. Tada antras pratimas būtų tiesiog nusileidimas iš galinio horizonto viršaus į apačią. Kuo lėčiau, to geriau. Tada trečias, paskutinis pratimas. Nežinau, kaip jis vadinasi, bet jis atrodo štai taip. Tokius per kiekvieną setą atlikti reikia po 3. Šitą setą reikia atlikti 3 kartus, tarp jo daryti apie minutę poilsio. Dabar pakalbėsim, kaip išmokti niveladą. Ją išmokti yra 2 būdai. Pirmas būdas, tai tiesiog mėginti užsimezinėti nuo viršaus, kad atrodytų štai taip. Jeigu jums šitas būdas nesigauna, tai mokinkitės lengvesnių būdų. Yra, imkit, nežinau, megztinį, diržą ar stulpą tiesiog šone ir mėginkit nuo žemiau užsiversti, tai bus daug lengviau. Kai išmoksite niveladą laikyti būtent va taip va užsiversdami, tai vis kilkit, vis aukščiau imkit ranką, todėl galiausiai iš vis galėsit nuo turnikų užsiversti. Kai jau išmokote galinį horizontą laikyti 15 sekundžių bei išmokote niveladą, tada tiesiog prieinam prie galinio horizonto ant vienos rankos praktikos bei treniravimo. Pirmas pratimas būtų treniruojant galinį horizontą ant vienos rankos, tai yra platesnis galinis horizontas. Antras pratimas tai būtų pasiemam maždaug kitos rankos pečių linijoje, diržą ar taip ką nors ir darom tokius pakartojimus. Tada sekantis pratimas būtų štai toks. Galinis horizontas ant vienos rankos su pagalba. Pradžiai imame nuo ko aukščiau, paskui vis leidžiame žemyn, kodėl visai sunkiau gaunas. Kai jau jaučiate, kad galite laikyti galinį horizontą ant vienos rankoms, jums telieka tiesiog užsiversti ant galinį horizontą. Manau, pradžiai yra tai 2 būdai, kuris pirmas yra lengvesnis, bet tačiau jį atlikti yra sunkiau. Tai yra tiesiog perėjimas galinį horizontą ant vienos. Antras būdas yra daug sunkesnis, bet tačiau jisai labiau užtikrintas. Tai yra iš nivelados užsisukam ant galinio horizonto ant vienos rankų. Taigi šią video pamoką mes baigiam. Tikiuosi padėjau. Laikinkit bei laukit mūsų naujų pamokų.